mes savo regione turim labai unikalią galimybę, kai mažos ir vidutinės įmonės gali prieiti prie alternatyvaus kapitalo, kas kaip pavyzdys yra išleidžiant obligacijas ir kitus finansinius instrumentus. Iš investuotojų perspektyvos tai yra vienas iš tų perlų, kuo mes galime pasidžiaugti ir ką turime galimybę prie ko prieiti. Tai yra būtent šios mažų ir vidutinių įmonių leidžiamos obligacijos. Pagrindinis jų privalumas ir didžiausias akcentas būtų tai, kad turime galimybę ir šios priemonės įgalina investuotojus kur kas labiau diversifikuoti savo portfelį. Portfelio diversifikavimas tikriausiai niekam nepaslaptis yra pirma ir pagrindinė taisyklė, norint turėti gerą grąžą ir suvaldytą riziką. Jeigu užsienio obligacijos ar užsienio priemonės turi fiksuotas grąžas ir sako, mokame savo grąžas tik tai su ypatingai kuponus kartą kas pusmetį, kartą kas ketvirtį, tai vietos žaidėjai yra kur kas labiau lankstesni. Jie labiau atsižvelgia į investuotojų poreikį, investuotojų lūkestį. Tai va, tas lūkestis yra išpildomas ypatingai tų, kurie nori gauti, kaip pavyzdys, kas mėnesį finansinį srautą, kas ketvirtį, kas metus, kas pusmetį. Mūsų regionas šiuo metu siūlo skirtingų terminų, nuo metų iki 3, kartais iki 5, bet grąža yra virš 10% ir daugiau, gali būti 12, kartais 13 ir 14. Ir tiem, kuriem patinka skaičiuoti ir vertinti savo srautus, tai vienas iš tokių faktų, kad S&P 500 indekso vidutinė grąža per 100 metų yra 8%. Tai yra 500 didžiausių Amerikos įmonių, kurių grąža per 100 metų vidutiniškai siekia 8%. Ir matematika iš tikrųjų labai paprasta. Kai mes sakome, kad ten kažkur mes turime 8%, čia mes turime pas save vietoje, turime 10 ir daugiau procentų. Tai ši galimybė yra ypatingai unikali ir, sakyčiau, geras laikotarpis ir įeiti, ir būti šiuose rinkose. Investuodami į šiuos instrumentus mes ne tik prisidedame prie savo portfelio gerovės ar savo portfelio diversifikacijos, mes lygiai taip pat keliame Lietuvos ekonomiką. Nes visi šie projektai jie ir yra nukreipti pas mus, į mūsų vietos rinką. Į nekilnojamo turto vystymą, į medicinos pramonę, į lazerių pramonę ir daug skirtingų kitų segmentų, kurių gal šiuo metu nepaminėjau, bet jie yra. Ir jie visi prisideda būtent prie bendros ekonomikos plėtros, leisdami ir priimdami vidutinės ir mažas įmonės į kapitalo rinkos. Mes ne tik, kad naudojamės gera galimybė, gera grąža, mes taip pat keliame ir įmonių standartą. Mes keliame jų finansinių ataskaitų standartus, nes jie yra kur kas aukštesni. Mes keliame būdus jiems finansuotis, mes jiems suteikėme alternatyvas. Mes leidžiame jiems būti matomiems ir rodyti apie savo projektus kur kas plačiau. Tai vieni iš tų argumentai, kurie tikrai skatina ir motyvuoja ne tik apie tai kalbėti, bet ten ir veikti ir būti.